garsiai plopojam mūsų komandai! Kapitonas, ką turi pasakyti? Aš noriu pasakyti, ačiū visiems čia susirinkusiems, jūs esate nuostabūs. Wow, tiek matyti žmonių čia pargrįžtant yra kažkas nerealaus iš tikrųjų. Turiu vieną prašymą šiandien. Nesugriaukit miesto, prašau, gerai? First of all, I'm sorry, mates. I need now to speak in Lithuanian. First time. Ačiū labai jums visiems. Ta prasme, ačiū labai Utenai, ačiū visiems ir galim. Ačiū Eimantui ir Danai, kurie pakvietė mane čia būti jūsų dalim. Ir kaip jūs mane priėmėt ir visa komanda priėmėt, tai yra wow, tai yra unreal. Ką mes tą visą sukūrėme, tai yra fantastika, bet aišku, pagrindinis dalykas yra visiems. Ačiū jums. Ačiū. Malonu, pripažinsiu malonu. Lygiai panašiai malonu, kai Kaune 15 000 žmonių skanduoja tame. Tai lygiai taip pat malonu irgi. O jei rimtai, tai tikrai aš irgi lygiai taip pat norėčiau padėkoti. Ypatingai padėkoti tiem, kurie nenusisuko, kai buvo sunku. Nes buvo šį sezoną momentų, kur buvo labai sunku. Ir jūs tikėjot, atėjot į areną, palaikėt, o mums pavyko išgyventi šitą situaciją. Tai vienas dalykas, antras dalykas, aišku, noriu padėkoti žmonėm, kurie buvo daug metų kartu, tai Mindaugas, Aurimas, Danas, Šaras, Efka, kur mes kryptingai siekėm to tikslo, kur mes kryptingai ėjom. Patiko, aišku, tiem žmonėm, kurie šį sezoną buvo, bet tie, kurie buvo kartu kelis metus, daug metų ir palaikė ir ėjo. Dar vienas dalykas, apie mus čia kalbėjo, kad tai yra Pelenės pasaka ir taip toliau. Nežinau, kiek valandų, bet turbūt artėja 12. Ir labai tikiuosi, kad karieta nevirs moliūgų. Labai tikiuosi, kad tai nėra Pelenės pasaka, o tai yra ilgo ir gražaus serialo pradžia. Nes jeigu jūs ir arena būsit tokie, kokius buvot paskutinės 4-5 rungtynės, nu, per playoffus, tarkim, mes namuose nepralošim. Patikėkit mane, mes namuose nepralošim. Ir aš tikiuosi, kad tame seriale sudalyvausit ne tik jūs kaip žiūrovai, bet ir rėmėjai, kurie padės mums tinkamai atstovauti Utenos miestui, čempionų lygoje. Ir mes tikrai, patikėkit, padarysim viską, kad Utena kitą sezoną būtų čempionų lygos dalimi. Tai aš labai tikiuosi, kad tai bus indėlis, žingsnis į arenos rekonstrukcijos projektus, ar ne, gerbiamas merė, taip? Ir mes galėsim pagaliau turėti areną, kur parketinės kėdės turėsim ir kažką kitą, kaip ir didžiosios arenos. Tai žodžiu sakau, labai tikiuosi, kad tai bus ne Pelenės istorija, o ilgo, gražaus serialo pradžia. Ačiū labai. Jo, ačiū už tą vainiką, kaip ir nevertas. Eimantas jau užmetė toną mum. Nepaslaptis, ketvirtadienį savivaldybės taryboje pateikta biudžeto pataisymas. Tikrai nenukentės nei keliai, nei gatvės, nei niekas, bet žaidėjai liks patenkinti. Tai tikrai šitą klausimą įspręsim. Eimantas minė areną, tikrai patys pamatėm, kad susidūrėm su to, ko galbūt nesitikėjom dar prieš gerą mėnesį, bet tai ir yra, kad niekada nežinai, kas bus rytoj. Tai
aš šiandien noriu pasakyti ačiū tiem vyram, padarė didžiulę šventę, pirmiausia mums, padarė mums krepšinio istoriją, kurios niekada nebuvo. Ir aišku stimulas, kaip sakė Eimantas, eiti toliau, nes serialas tik prasideda. Tai tikimės pateksim į Čempionų lygą, sprendžiam šitos klausimus, reiks didesnio biudžeto, reiks stipresnės komandos ir manau rezultatai dar į mūsų miestą ateis ne vieną kartą. Pasišventė visi! Utena!